ir atsikėlėm ir susirašėm ir tiesiog nieko nelaukiam, skriesim į Kroatiją. O ko veiksim Kroatijoje? Tai veiksim, sėdėsim prie jūros. Ką ten daugiau veikti? Tai nežinau, viskas sumetu ir varom, važiuojam. Nu ką, atėjo Italija, labas Slovenija. Kroatija. Pasienis. O jau Lidlą matau. Turime jėgų, už gerą vakarėlį šiandien atsakingas tu. Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! 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 Akmens ir nesiūlom gert vandens, užsiims tokį eilę, užsisakyk kokteilį, mažas mėlytos lapelis, čia mojito balis, jūra iki kelių, pajūrė ir karalius, papurto. Per tiltą varom. Parkas mašinų. Tiesiog, šiaip labai stipriai lijo važiuojant. Važiavom, man koja baisiai skauda. Smagunėlis. Aš esu šmutkės susikrovau, viskas surišau. Tai va atravo mano šmutkės visus. Šiandien dar biškutį, čia nedaug. Tam viskas gerai. O mes prie jūros. Taip, mes jau ir prie jūros ir viską. Tai šoviau tokius glaudus. Naujas nusipirkęs. Tai šoviau kuprinę nardymo kaukę. Ir pasiėmiau lazdą GoPro. Ir jūs. Viskas. Tai dabar tiesiog nežinau. Varom prie jūros, lekiam. Pasimaudyti, tai nežinau, dabar surišim ir tikrai jau varysim prie jūros. Panašu, kad oras toks neblogas. Tai jūros yra apie 1 kilometras. Va? Tai gerai. O ką, šokau į batus. Jokam į jūrą. Nice. Kaip gero. Normaliai. Viskas yra. Nice. Mane nešioja. Šiaip vanduo nėtas labai šaltas, bet man biškį pasimaudėm. Eina aš kokį nakmentelę. Ten gal dar pasimaudėm. Nelabai neišvyzdęs Kanados. Nežinau, galiu biškį pafilmuot po vandeniu, jeigu nori. Ja, šį kartą biškį rimčiau. Čia taip, aišku, juokaudamas kuo rimčiau, bet karočių skubinau koją, tai biškį susižydė. Bet no problem.
Tai dabar, nežinau, čia kraunasi man GoProškė. Tada tiesiog nėra ką veikti. Tai manau, kad jau pavalgiau, jau netoks raukas, tai tiesiog sutiksim tikriausiai, kad už 5 sekundžių. Iki.